Holivudo filmuose dažnai matome plėšikus, kurie nebaudžiami vykdo šimtmečio nusikaltimus. Žinoma, tai tik filmai, bet pasirodo, kad tikrovė dažnai net įdomesnė nei išgalvotos istorijos. Netikit manim, tad įvertinkite keletą realybėje įvykusių didelių apiplėšimų, kurių didžioji dauguma taip ir liko neatskleista. Tad 5 vieta – Berlynas, 2009 metai. Sausio 27. 3 kaukėti vyriškiai įsilaužė į prabangų Vokietijos prekybos centrą Kaufhaus des Westens. Parduotuvėje įrengtos kameros užfiksavo, kaip jie įlindo į didžiąją salę, išdaužė spintas bei vitrinas ir susižėrė juvelyrikos bei laikrodžių už 5 milijonus eurų. Tiesa, plėšikų komanda padarė kvailą klaidą, nusikaltimo vietoje palikusi pirštinę. Tad remdamiesi pirštinės DNR, policija padarė išvadą, kad plėšikas galėjo būti vienas iš brolių dvynių – Hasanas ar Abasas. O Vokietijos teisingumas reikalauja, kad kiekvienas nusikaltimų kaltinamas asmuo būtų įrodytas kaltu. Kadangi broliai niekada neprisipažino dėl apiplėšimo ir nebuvo įmanoma nustatyti, kuriam iš jų priklausė pirštinė, laimingieji buvo tiesiog paleisti laisvę, nepareiškiant kaltinimų, o trečiasis gaujos narys taip ir nebuvo rastas. 4 vieta – Graf Diamonds apiplėšimas, kuris įvyko 2009 metais rugpjūčio 6 dieną, kai 2 klientais apsimetę vyrai įėjo į Graf Diamonds patalpas New Bond Street Londone ir pavogė papuošalų už beveik 40 milijonų svarų. Tai buvo didžiausias brangakmenių pagrobimas Didžiojoje Britanijoje. Plėšikai pavogė 43 papuošalus, kuriuos sudarė žiedai, apyrankės, karoliai ir rankiniai laikrodžiai. Pranešama, kad vien vieno karolio vertė viršijo 3,5 milijono svarų. Plėšikai buvo sugauti netrukus, po to, kai policija apieškojo vieną iš plėšikų paliktų pabėgimo automobilių, kuriame buvo aptiktas mobilusis telefonas, kurį plėšikai paliko automobilyje po susidūrimo su kita transporto priemonė. Telefonas leido policijai greitai nustatyti plėšikų tapatybę. Casey, suplanavęs ir įvykdęs vagystę, po 3 mėnesius trukusio teismo Vulvičio karūnos teisme buvo pripažintas kaltu dėl sąmokslo apiplėšti, pagrobti ir disponuoti šaunamojų ginklų. 2010 rugpjūčio 7 dieną jis buvo nuteistas kalėti 21 metus. Kiti 3 vyrai buvo įkalinti po 16 metų. 2011 metų Britų teisėsaugos duomenimis nė vienas pavogtas papuošalas nebuvo rastas. Ekspertai mano, kad papuošalai greičiausiai buvo suskaldyti, todėl brangakmeniai gali būti anonimiškai perparduoti. 3 vieta. 2003 metais buvo įvykdyta viena didžiausių deimantų vagysčių. Jos metu iš Antverpeno esančio Belgijoje deimantų centro buvo pavogta brangenybių už $100 milijonų. Vagystę įvykdė 5 žmonių komanda, kuriai vadovavo Leonardas Notarbartolo. Plėšikai sugebėjo įveikti net 100 milijonų kombinacijų turintį seifo užraktą, infraraudonųjų spindulių šilumos detektorius, oro vibracijas fiksuojančius jutiklius, Doplerio radarą ir net magnetinį lauką. Ši plėšikų komanda atrodo tikrai įspūdingai, ar ne? Nepaisant to, Leonardo buvo susektas ir suimtas. O viskas dėl gana keistos ir gan net juokingos priežasties. Prieš apiplėšimą Leonardo greičiausiai buvo išalkęs, todėl nusipirko sumuštinį, kurio iki galo nesuvalgė. Tad netoli apiplėšimo vietos šis sumuštinis buvo surastas, o kartu buvo rasti ir Leonardo DNR pėdsakai. Vyras galiausiai buvo nuteistas 10 metų laisvės atėmimo bausme. Tačiau deimantai ir kiti pavogti papuošalai taip ir nebuvo rasti. Leonardui turbūt iki dabar sapnuojasi tas sumuštinis, kuris jam kainavo 10 metų kalėjimo.
Antra vieta. 2008 metai. Paryžius. Gruodis. 4 ginkluoti vyrai. 3 iš jų buvo apsirengę moteriškais drabužiais. Įėjo į Paryžiaus Harry Winstrons parduotuvę prieš pat jos uždarimą. Gauja pagrobė brangenybių už $108 milijonus. Plėšikams vien parduotuvės asortimento nepakako. Jie ištuštino ir saugyklą. Dėl to Winstrons akcijos nukrito net 9%. Ta pati parduotuvė buvo apiplėšta ir prieš metus. Tada vagys išsinešė brangenybių už $10 milijonų. Argi nepigiau būtų pasisamdyti ginkluotus apsauginius, nei kasmet kentėti nuo plėšikų. Na ir pirma vieta. 2005 metai. Amsterdamas. Vasario 25 diena. Amsterdamo Šipolio oro uoste buvo pagrobta deimantų ir brangakmenių už $118 milijonų. Dauguma akmenų buvo nešlifuoti, todėl juos dar sunkiau įvertinti ir susekti. Kitaip nei kitos deimantų vagystės, pastaroji buvo tiesiog žaibiška. Vėliau paaiškėjo, kad likus maždaug 2 savaitėms iki apiplėšimo, 4 vyrai pavogė sunkvežimį ir uniformas, kad galėtų nesukaldami įtarimų sukiotis aplink saugomas oro uosto teritorijas. Apiplėšimo dieną vagys privažiavo prie kito sunkvežimio, vežančio didelį kiekį nešlifuotų deimantų, kurie turėjo būti pristatyti į Antverpeną. Matant daugybei liudininkų, tiesiog įrėmė vairuotojams į galvas pistoletus ir atėmę sunkvežimį paprasčiausiai išvažiavo. Šiandien tiek. Prenumeruok kanalą, jei dar to nepadarei, spausk patiko ir iki kitų video.